pats sugriebė kamuolį ir bando laužti Eigirdą Žukauską. Nepasimovė ant jo klaidinamo judesio Eigirdas, gera gynyba ir netikslus Gailiaus perdavimai. Ir turime pastebėti, kad Vilniaus Vulfs komandoje startiniam penkete pasirodo tiek Egidijus Mockevičius, tiek Kristupas Žemaitis krepšininkai, kurie rungtyniavo mažiau. Ypač Žemaitis. Mockevičius bando užpildyti Gagičiaus vietą, kuris nors ir vyko su komanda, šiandien rungtyniauja. Na, galėjo Žemaitis čia iškišti kamuolį Mockevičiui. Nepavyko padaryti ir Žukauskas Suleimonui. Atsidaro tenais koridorius Mockevičiui kirsti po krepšiu. Kaip Rimantas nesusigalba ten Neptūnas. Iš kartą kamuolį atkovoja puolime Vulfs ir labai agresyviai lenda po krepšiu Žukauskas. Dar du lengvi taškai iš po krepšio Egidijaus Mockevičiaus. Kažin ar pats geriausias Gipso sprendimas, bet žinome, jo snaiperiškus sugebėjimus šį kartą prameta. Antrosios rungtynės namie, čia tikslus metimas iš toli. Pirmose Gipsas pataikė 7 tritaškius. Jūs pasitarti vandens pertraukėlę. Lambrechtui nekrenta sezono pradžioje. 0 iš 8 tritaškių šį sezoną. Ir koks aktyvus Mockevičius, dvasiškai, filosofiškai, egzistenciškai. Čia pagrindinė geriausia dieta, mano nuomonė, yra protarpinis badavimas. Čia beručkai iš toli. Visiškai laisvas liko. Žagaras nėra stabilus metikas. Visiškai laisvas Žukauskas, 2 taškai iš po krepšio. Atrodo, Gailius pražiopso 20-10. Vėl susikeitimas ginamaisiais. Čia pranašumo situacija ir Gailius bejėgis. Tik 2 pražangas turi Neptūnas. Lambrechtas atakuoja vadinamą į klauzautą ir jo metimą blokuoja vienas iš Vulfs krepšininkų. Pacevičius 1-1 su Juškevičiu. Oi, labai gera gynyba, bet kokį metimą pataiko Adas per varžovo rankas. Prisidengia kūnu Adas, pažiūrėkit tas judesys, tas paskutinių žingsnių. Gipsas iš toli ir dar vienas tritaškis amerikiečio netaiklus. Gipsas pameta kamuolį. Po Lietkabelio sezono berods juo labai domėjosi ir Saragosos komanda. Tikrai įdomus faktas ir pagaliau taiklus Žagaro flauteris įveržė į baudos aikštelę. Ir blokas Girdžiūnui. Girdžiūnas turėjo šokdinti varžovą. Turėjo jausti, patyręs Mindaugas, kad kils dabar Mockevičius. Po 31,5 minutės. 31,5 minutės. Manau, tai yra per daug. Ir Beručka. Ir vėl Gailius jau ilgai nesigina, pavargęs. Ir 26-22 buvo po 2 kėlinių ir dabar jau... Aktyvios ant Žemaičio rankos, puikus Suleimono pirmasis perdavimas ir sustabdo driblingą Suleimonas. Ir 2 su pražanga. Maronkai pražanga, na, čia... Krepšio, žiūrėkit, pajuto kontaktą, iškart metė link krepšio, įmetė 2 taškus. Bando ją sulaužyti Vilniaus Vulfs komanda. Zona dažniausiai laužiama arba greituoju puolimu, arba tokiais taikliais tritaškis, kaip tai tik padarė Krisas Žemaitis. Absoliutus Vilkų dominavimas antrajame kėlinyje. Šiaip Kristupas Žemaitis, bet labiau žinomas kaip Krisas visoje krepšinio aplinkoje ir pasaulyje. Tai gal Krisa Giminaitis, krepšininkas Estija. Ir čia iš viršaus Eigirdas Žukauskas. 14, netgi 16-1 kėlinio rezultatas. 18-1. Pats atkovoja kamuolį, nors šalia buvo ir Pacevičius, ir Lambrechtas. Tai kiek turėjo laiko prisitaikyti. Lipti ant lentos, bandyti išprovokuoti pražangas, manau, kitą kartą pasitaisys. Janavičius netikslus perdavimas į kojas Pacevičiui, prarastas kamuolys. 3 jo rungtynės. Suleimonas aukštai kyla ir aukšto trajektoriją išvengia Pacevičiaus bloko. Matėt, kokį driblingą ten pademonstravo Žemaitis. Matėme žygis, kaip metė užtikrintai iš Neptūno komandos. Žemaitis kaip užtikrintai atliko driblingą, visą tai persidavė komandai. Tai Rutherfordas apgauna Gipsas Žagarą nuo grindų, turbūt nuo grindų. Čia nuo žemės reikėjo atlikti perdavimą. Ir Lambrechtas labai šiltai šnekučiausi prieš rungtynes vienas su kitu. Ir Juškevičius, Girdžiūnas turėjo prieiti arčiau. Rodo, kiek sutrikęs. Kontrolinė situacija, flauteris iš Egidijos Mockevičiaus pusės ir 2 taškai. Minkštas metimas, tikrai prieš keletą metų
Taip, kažin ar atakuodavo, Mackevičius nesumatė. Praėjusiais metais rungtyniavo Rumunijos komandoje kartu su Vyteniu Čižausku. Tai komandai vadovavo Ginas Rutkauskas, kuris užsiėmė visais komplektacijos klausimais. Žagaras atiduoda kamuolį Iškevičiui. Mackevičiaus užtvara į kraštą perdavimas. Tarmanas meta ir pataiko. Koks svarbus tritaškis Wolves ekipai. Turkiška, man atrodo. Reikia pasitikslinti, palauk. Gražiai vaikšto kamuolys, vėl visiškai laisvas Žukauskas ir vėl spjauna kamuolį Žukauskui. Tie metimai tikrai gražiai susidėlioja kojas. Yra surinkęs tik 5 taškus ir gynyboje neblizga. Žemaitis vėl į baudos aikštelę aštrus, vėl panaši situacija. Šį kartą pataiko Žukauskas, bet užmynė liniją. Kai nesiseka, tai nesiseka. Nelemta, pataikė 3 taškai, tik 2 taškai. Sevičius Girdžiūnui. Užsitęsusi Neptūno pozicinė ataka, keičiasi ginamaisiais svečiai. Ir puikus Žukausko darbas rankomis. Ir dar kaip krenta ant žemės, paėmė tą vadinamąjį 50-50 kamuolį. Reikia žiūrėti visą statistiką tam tikrose programuose, bet pagal šios rungtynės čia su Leimono 2 taškai visai teikčiau, kad dešiniarankis, bet draivina, veržiasi į kairę pusę. Tiek pats miestas. Šiandien buvo ir Kretingoj, taip pat labai atsinaujinęs miestas. Smagu ten būti. Beročka verčiasi labai lengvai, įveikia Sterlingo Gipso gynybą ir rėkia. Ir saveikauja, rodo, kaip tai reikia daryti. O ką reiškia, su tavim pasitreniruoti tikrai. Kaip vidurio puolėjai, labai techniškas perdavimas nuo žemės. Perdavimas Žemaičiui. Gal Koziui. Ir 3 taškai. Vitalijus Kozys ir palieka savo pėdsaką šiose rungtynėse. Rutherfordas bandė ir išspausti pražangą, nei taškų, nei taisyklių pažeidimo. Atrodo išsibalansavęs vidurio puolėjas. Iškevičius drasko varžovų krepšio tinklelį. Jau skirtumas nelabai padoru, žvelgiant iš Neptūno pusės. -29. Tikrai per anksti rankas nuleido aikštės šeimininkai. Prastas perdavimas. Iškevičius čia galėjo ir pro nugarą dar Žagarui atlikti perdavimą, pats baigė ataką. Prastai atrodė šiandien komanda. Ir Rutherfordui išmuštas kamuolys. Išvengia Maronkos bloko. Tarmanas, gražus metimas, kairė ranka, aukšta trajektorija. 2 minutės lieka iki mačo pabaigos. Tarmanas. Maronka pabandė išmušti kamuolį iš už nugar. Žemaitis demonstruoja savo driblingo sugebėjimus. Iškevičius nepagailėjo kamuolio Koziui. Ir antrą kartą iš aikštės krašto Vitalijus Kozys.